Nepatikėsite, vakar atsitiko toks keistas dalykas. Ponia Jadvyga iš Rudaminos atsiuntė į LNK televiziją laišką, kuriame piktinasi, jog dėl mūsų laidos kaltės beprotiškai išaugo kiaušinių kaina. O, ponia Jadvyga, man nieko kito nebelieka, kaip tik jūsų atsiprašyti ir pasakyti, kad kita užduotis vėlgi susijusi su kiaušiniais. Tik aš asmeniškai pažadu, kad mes šį kartą pasistengsime tų kiaušinių kiek manoma mažiau sudaužyti. Mielos moteris, o jūsų vyrų laukia štai tokia užduotis. Man šią užduotį atlikti ir įvykdyti padės du mano bičiuliai Giedrius ir Laurynas. Pas Giedrių, matau, yra ant rankos virvutė, per kurią aš šokinėsiu, bet, kad nebūtų taip paprasta, jie man ant rankų pritvirtins laikiklius, kuriuose bus kiaušiniai. Ir šokinėjant, aš turėsiu pasistengti, kad tie kiaušiniai neiškristų. Ponia Jadvyga, o kad jums nereikėtų gerti 2 dozės valerijonų, mes pradžiai pabandysime šitą užduotį atlikti su kamuoliukais. 1, 2, 3, pradedam. Mangi galima. Tu šiandien greit? Nu, nesvarbu. Žodžiu, kamuoliukai buvo blogi, bandom tą padaryti su kiaušiniais. Ponia Jadvyga, dėl jūsų šventos ramybės ir sveikatos mes siūlome jums nueiti nuo televizoriaus, nes toliau bandome su kiaušiniais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trinys pabėgo. Duokit balsėt. Kiek čia buvo? 2, 3, 4, 5, 6. Plakam kiaušinėlę. Nežinau, kiek čia buvo. Kiek aš čia mėnesį šokinėjau? 2 savaitės, 3 savaitės, 4, 5. Ir godovų nebe. Užteks gal jau? Ponia Jadvyga, aš sudaužiau tik tai 3 kiaušinius. 4. Atsiprašau, dėl to vyrai. Matėt, užduotis nėra sudėtinga. Peršokau iš tikrųjų nemažai kartų. Belieka palinkėti tik tai saugoti kiaušinius, nes kitaip Jadvygai perduosim jūsų adresus.